paskutinėse rungtynėse Akropolio taurės turnyre. Bet tai buvo draugiškos rungtynės, o čia Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis. Linas Kleiza. Gera gynyba prieš Jonas Mačiulis. Atima iš jo kamuolį Marko Belinėlis. Greita italų ataka ir štai čia jau žaidimas, kurį mėgsta italai. Nei Danilo Galinari, nei Danielio Heketo, nei Stefano Mančinėlį, kuris tarp kitko gavo traumą rungtynėse su Lietuva draugiškame mače. Sudėtingai, tačiau prasiveržęs pataiko Marko Belinėliomis. Dažniausiai lieka gynėjai ir jiems turėtų būti pagrindinis dėmesys. Marko Belinėlį per Joną Valančiūną. Taiklus Marko Belinėlį metimas. Italai gali laikyti kamuolį beveik iki kėlinio pabaigos. Činčiarini. 2 sekundės atakai, reikia apsiginti. Marko Belinėlį gauna kamuolį ir pataiko su 24 sekundžių Sirenos komanda. Apsiginusi pradeda pirmąją savo ataką, kurią štai taip ir užbaigia Marko Belinėlis. Praneria pro Donatą Motiejūną ir niekas ten nebeuždaro kelią. Italija nutaškė Vieško. Italų emocijos pritilo Stožicės arenoje. Savo krepšininką Marko Kuziną. Renaldas Seibutis šios dienos rungtynėse pelnė 15 taškų. Marko Belinėlį pataiko abu baudos mūsų puikios rungtynės Renaldui Seibučiui. Jis ir Mantas Kalnietis rezultatyviausi Lietuvos komandoje. 17-17 Belinėlį. Klėtimais baudų metinė tikrai nebuvo pats geriausias jo rodiklis šiame čempionate. Daug kartų prametė baudų metimus Linas Kleiza, tačiau daug kartų ir ištraukė. Pataiko Marko Belinėlį iš 3 taškų zonos, tačiau lieka tik tai